aš vat esu incelis, aš toks pats kaip jūs draugai. Ta prasme, čia panašiai kaip Hitleris, aš buvau kare, kur mus išdavė. Aš esu incelis, vat incelius mus paliko, mes neturim jokių šansų susirasti moterų, nes moteris dabar mūsų nebereikia ir jie eis tik tai pas ten, taip, tai viena iš 5 vyrų ten, žodžiu, kuris ten yra gražus, visi genetiškai apspręsta, o visi kiti vyrai neturi jokių šansų pratesti giminę, reiškiasi. Mes ekonomiškai esam papleisti, vokų ideologija mus apleido, mes neturėsim darbą, mes neturim jokios ateities ir praeities. Ir aš esu vienas iš jūsų, aš gyvenu su tėvais, žodžiu, aš neturiu jokios absoliučiai perspektyvos ir taip sakant, ir manęs čia dabar neapgausi. Mano asmeninė istorija yra ta, kad kai aš gyvenau Londone, tai reiškia, tu lauki, metro, stovi lauki. Ir kažkur iš toli tu girdi baupsmai kažkas vyksta. Ir tu matai, kad žmonės, kurie yra su tamsesne oda, jie pasižiūri į tą pusę ir jie tiesiog eina iš metro, jie susirenka ir išeina. Ir tada paplūsta, reiškia, į metro stotį asmenis su vėliavomis, keistai tatuiruoti, išgėrę dažniausiai. Ir English Defense League'as yra organizacija, kuri viena tų pirmųjų ir šiaip beje didžiausia tuo metu buvus Didžioji Britanijoje organizacija, kur buvo street gatvės organizacija prieš, iš esmės, islamą. Terminalas. Labas rytas. Labas rytas. Draugai. Labas rytas, kolegos. Labas rytas, gerbeni Terminalo žiūrovai. Su jumis sveikinasi 206 laida Terminalas. Kažkas suskaičiavo, tada ir mes suskaičiavo. Kažkas suskaičiavo Terminalas. Šiandien kalbėsime apie pavojingiausią žmogų Amerikoje. Bet prieš tai Jonas turėjo interliudiją, norėjo pasakyti apie pavojingiausius žmonės Lietuvoje. Aš turėjau interliudiją. Aš norėjau biškelę, mes su Mykolu ir savaitgalį turėjom tokį ganėtinai ilgą pokalbį apie tai, kas šiuo metu vyksta Lietuvoje. Tai vyksta, turbūt puikiai žinote, ką daro socialdemokratų ir Nemuno aušros partijos šiuo metu. Mes turime LRT įstatymą ir man atrodo, čia galima, pritart arba nepritart tam, čia yra, reiškia, jūsų reikalas, bet mano galva, ką daro socdemai, jie daro visas įmanomas klaidas, kiek jų yra šiuo metu padėta ant stalo. Ir ne tai, kad kažkaip, perdėtai baisiai agituot, bet man atrodo tai, kad yra, visiškai nesiklausoma nuomonės visuomenės, kuri yra labai tiesiogiai pareikšta ir skaičiai yra dideli. Nuo antradienio iki ketvirtadienio prie Seimo vyksta protestas, deginami laužai, kur, iš principo, mes žmonės esame kviečiami parodyti, kad tai, kas šiuo metu vyksta ir kaip tai vyksta, yra netinkama. Tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad mano galva ten reikėtų būti, aš ten būsiu, užeikit, pasišildysim prie laužo, iškepsim dešrelę ir pasakysim, kad, užteks galbūt taip elgtis. Specifikuodami kieno dešrelę. Aš reikia pasakyti, aš labai gerai nesnei prisiminiau, kaip vyko sausio 13 diena ir, žinai, kad yra 12 metų, sausio 13 yra vienas geriausių dalykų, kas gali būti. Apgultis, visi kepa dešrelės prie laužio, šaltai, mokyklai nereikia, daug arbatos visi nešiojasi, reiškiasi, daug labai faidų žmonių, visi taip sutinka. Nes kai tu vaikai revoliucija ir nuostabus dalykas, šulakstai kažką chimičniai, kažką tvarkaisi, skolinėsi daiktus iš vieno prie kito, tai labai buvo smagu. Žiauri, tas vasaus 13 ten prasidėjęs visas tas dienas aplink tą parlamentą, turbūt gal kokias 3 savaitės gyvenom, kol ten paskui kažkaip reikėjo sugrįžti į mokyklą. Tai va. Tai yra tokių visai gerų prisiminimų apie laužų kūrenimą prie... Tai gal bus panašiai. Užsukite. Prie parlamento. Kągi, einam prie pagrindinės mūsų temos. Čia turbūt apie ją reikėjo paliesti. Ta tema reikėjo paliesti, kažkaip mes iš dalies ją, jinai sukosi šiek tiek ir anksčiau, bet reikalas yra toksai, kad kai mes kalbame apie Ameriką, mes labai dažnai kalbame apie vadinamąjį MAGA judėjimą ir bandom suprasti, kas ten su juo darosi. Ir MAGA judėjimas yra kažkas, kas atsirado Make America Great, judėjimas atsirado kažkas, kas atsirado didelė dalim šito senuko, vieno iš tų 2 senukų, reiškiasi, pastagomis, Steve'o Bannono. Steve'as Bannonas yra finansininkas, investuotojas, tapęs tokių, kaip čia pasakyti, pro-trumpinių aktyvistų. Dar prieš Trumpo atėjimą jisai ten investavo visokias platformas, esame apie įkalėję nekartą, investavo visokias platformas, ten žaidimų bandė kurstyti jaunimo susidomėjimą politiką, ypatingai vyrų jaunų susidomėjimą politiką visokios online platformose ir galų galiai jo tas darbas apsivainikavo Trumpo judėjimo atsiradimu. Ir kartu su juo į ministrimą, vadinkim, prasiveržė labai didelis kiekis visokiausių kitų žmonių, kurie, vadinkim, taip, dalis jų atsirado iš tradicinio respublikoniško rato. Turbūt žemiausias jų yra Čarlis Kirkas,
taip pat turim Čarlį Kirką, Čarlis Kirkas, kuris buvo nužudytas. Čarlis yra, vadinkim, toksai, labiau viena vertus visiškai įkūnijo MAGA judėjimo tokius idėjas, ėjo paskui Trumpą, ten prieš, žinai, kaip čia prieš Ukrainą, už Ukrainą. Didžiąją dalimi ten užsienio politika pasimažiau svarbus, jis buvo labai krikščionis, turėjo labai gražią šeimą, propagavo vertybės ir Čarlis Kirkas buvo bičas, kuris, kaip čia pasakyt, buvo, vadinkim, toks, vidutinio lygio MAGA didelis labai influenceris, turės labai neproporcingai didelę įtaką jaunimo tarpe. Tai pasme, jaunosios kartos tarpe, iš principo jisai vertėjaudavo, toks tarpininkas tarp jų, tarp krikščioniškos dešinės, tradicinės dešinės ir tarp Trumpo judėjimų. Ir Čarlis Kirkas, taip sakant, čia vadinkim, Steve'as Bannon, Čarlis Kirkas, konservatyvus podcasteris Metas Walshas ir visa kita eilė tokių, vadinkim, ten, kaip čia, tokių MAGA veikėjų, kurie galbūt jie yra trumpistinios, kaip čia pasakyti, per tam tikrą laiką iš ekstremalų jie tapo jau tokia, kaip čia, centristais, mainstreaminiais, kaip čia pasakyti, mainstreaminiais veikėjais ir iš principo jie pakeitė tai, ką anksčiau darydavo konservatyvūs radio laidų vedėjai. Kaip jie užėmė tą tokią poziciją, kalbėdami, kviesdami savo laidas, aptarinėdami įvairias temas ir panašiai. Ir, didelė dalimi tai, ką jie sakė, mums pradžioje atrodė labai labai ekstremalų ir radikalų, naujas pasaulio tvarkos, pertvarkymai, taip toliau ir panašiai. Bet visa tai vis tiek buvo susiję labai su lojalumu Trumpų, ištikimybė konservatorioms idėjams. Ir prieš kokius turbūt taip, kaip čia, 2-3 metus, tą judėjimą vis bandydavo kažkas tai iššokti iš kitos pusės. Buvo tokių, vadinkime, atsirasdavo tokių labiau tokių keistesnių Twitterio personalijų, kurios atidavo, šokdavo, ten kažkaip turėdavo kitų pasakymų, kitų idėjų. Bet didelė dalimi šitą sistemą iki Trumpo pergalės ir po Trumpo pergalės kurį laiką pakankamai aiškiai laikėsi. Ir čia turbūt įvyko 2 įvykiai, kurie tą visą sistemą labai stipriai pakeitė ir iš esmės, taip sakant, netgi mūsų visokie pažįstami lietuviški trumpistai aimanuoja, kad kas čia gali nutikti. Aimanuoja ne tik jie, aimanuoja ir Amerikos trumpistai, nes kartu su tuo nepasitenkinimu valdžia, nepasitenkinimu gyvenimu, ten labai daug inceliai turi didžiulės įtakos, ką netrukus kalbėsim. Į MAGA, sakysim, ir kai Muskas leido visiems reikštis platformose, sugrįžino platformas visiems žmonėms, kurie anksčiau buvo išmesti dėl antisemitizmo, ten dėl nacizmo, dėl dar kažko tai, arba šiaip dėl, nežinau, elementarus ten kokio grasinimo ir žudimo, tai kad Trumpas leido sugrįžti žmonėms, jie sugrįžo ir Čarlio Kirko mirtis tapo tokiu katalizuojančiu įvykiu, daugumai jų susirinkti žymiai didesnį, kaip čia pasakyti, įgyti didesnį įtaką, vedant didesnį įtaką Respublikonų partijai, vedant netgi prie to, kad kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, New York Times'as sakė, kad Respublikonų partijos MAGA versija po Trumpo išėjimo bus ne lengvesnė, kad Trumpas išės bus paprasčiau, arba, tarkim, J.D. Vance'as, kuris iš principo įkūnija tas pagrindinės, kaip čia, mainstreaminės MAGA vertybės, Čarlis Kirkas buvo asmeninis didelis J.D. Vance'o draugas, įkūnijantis vertybės, kitaip tariant, tas toks, sakysim, centristinė MAGA, jeigu taip galima sakyti, bet ją planuoja pakeisti, užgrobti žymiai radikalesnė ir aktyvesnė jos atmaina, kurioje iš esmės, taip čia paskaitų gali sakyti, kad MAGA yra fašistinis judėjimas, ar ten nacijai, visą kitą, kitos į kairysis, bet realiai taip nėra. Tai yra specifinis judėjimas, turintis mega altkonservatyvus, bet jisai neturi aiškių nacijų vartonų. Bet ta kompanija, kurie ateina iš, kaip čia pasakyti, dabar bando užgrobti, arba bando įsitvirtinti tame Respublikonų partijos, vadinkim, MAGOS krašte, pakeisti MAGOS kraštą, ypatingai laukdama, kol Trumpas pasitrauks iš politikos, ta kompanija, kai kurias ją vadinti nacijais arba baltaisiais nacionalistais ar kažkaip panašiai tikrai būtų įmanoma. Tai visų pirma, pradėkime nuo pavojingiausio žmogaus Amerikoje, kaip įvardina New York Times'as. Parodyk mum, Andriau, pavojingiausio žmogus. Pono Niko Freitas. Šitam bičelio yra 28 metai. Jisai politikoje gyvena nuo man regis, 15 metų politikoje veikia. Jisai yra Rencelis. Neseniai interviu, čia tiesiog įdomesnių faktų. Tai neseniai duodamas interviu Pirsui Morganui. Šiaip geras interviu, pažiūrėkit, Pirsas Morganas jis suvarinėjo. Bet šiaip įdomu yra, kad tą Perso Morganą, tu gal prieisi prie to, bet, Perso Morgano interviu iš esmės parodo visiškai jo legitimizaciją. Takerio Carlsono, čia biškai dar prieisi, bet žiūrėjau, Perso Morgano interviu, tai čia kokias faktus apie pasižiūrėsim. Tai jisai yra, sakė, jūs turėjote seksą su moterim, sakė, neturėjau, sakė, tu neturėjai sekso su moterim, nevagot leit, sakė, tu man aiškiai, kaip čia man gyventi reikia, žinai. Sakė, aš jaučiu, kad moteris yra, sakė Fuentesas, aš jaučiu, kad moteris man prie jų būti yra nemalonu keista.
uncomfortable, sakė, būti prie moterų. Taip. Žodžiu, bet tiesiog aš esu incelis mes epizodą esame jau padarę, tai galite nueiti grįžti, pasižiūrėti, kas yra tai. Būtinai pažiūrėti. Kitas klausimas iš to intervo Perso Morgano yra tai, ką sakė po to, kad niekada nebuvo Nikai Fuentesai su moterimi. O kaip jūs galvojate, ar moterim, ar jos turėtų balsuoti? Jis sako, tikrai ne. Jūs juokaujate. Tai žodžiu, tai toksai personažas, tai jis yra iš esmės, kaip čia pasakyt meme, jis yra, buvo tokia, turit savo tokį judėjimą, kuris vadinasi Groiperis, kuris iš principo yra online'inio trollinimo kanalas, kurie trollina, online prasme trollina, kaip čia pasakyti, įvairias politinės figūras per Twitterį, per komentarus, per visokius ten ramblus ir kitus forumus, forčanus ir panašiai. Ir tas trolinimas turi labai prastą dalyką, jie galvoja, kaip pakeisti online diskursą vieną arba kitą pusę. Labai geras pavyzdys, daug pavyzdžių labai yra, kai, pavyzdžiui, kai kurios mintis, kurios atrodo per dalyk ekstremalios, pačiai pradžioje, jie trolina į tol, kol jis tampa visiškai priimtinas. Kitaip tariant, pavyzdžiui, nesnį panašus pavyzdys yra, pavyzdžiui, prieš 2 metus Trumpas, kai kalbėdavo savo raliuose apie migraciją, jisai sakydavo, kad turi būti stabdoma visa migracija, kuri yra visi, kas pateko nelegaliai. Ir čia buvo toks bendras dalykas, kur visi vienios sako, visi nelegalai, nepatekai nelegaliai, turi dingti iš šalies. Žinai, kuris yra, kaip čia pasakyti, ten gali sakyti teisinga, neteisinga, bet faktas yra, tai yra pakankamai akivaizdi pozicija, ar ne, legalumas. Dabar, praėjus porą metų nuo tos pradžios, visi iš esmės, visi konservatoriai, visas mainstreamas sako, kad reikia apskritai apriboti bet kokią migraciją iš trečiojo pasaulio valstybių. Trumpas praeitą savaitę kalbėdamas su rinkėjais, irgi sakė, mes gauname imigrantus tik iš Somalio, o negalim gauti iš, pavyzdžiui, fainų šalių, pavyzdžiui, Norvegijos. Suomijos. Kur yra Suomijos migrantai? Kur Suomijos migrantai? Arba Norvegijos migrantai, reiškia. Tai dėl tos priežasties toks yra dalykas. Ir čia puikus pavyzdys, ir tai yra labai puikus pavyzdys. Čia ne tai, kad kažkaip čia mes sąmokslo teoriją kalbame. Jis pats savo pasiekėjams sako, vyrai, dabar kalbėkim šitaip, darykime taip, trolinkime ir temkime visas pažiūras į šoną. Charlie Kirkas buvo jo priešas numeris 1, jisai Charlie Kirką trolindavo, eidavo į visas, Charlie Kirkas darydavo tos tokius pasikalbėjimo debatų laidas. Šitas bičas ir jo pasiekėjai, čia dar labai svarbu pasakyti, jo pasiekėjai vadinasi Groiperį. Groiperis yra toksai, nežinau, gal matėte tokia žalia varlė tokia. Būna kartais internete, būna tokia žalia varlė tokia keistai nupaišyta. Tai vienas iš ta žalia varlė yra dešiniųjų alt-rightų simbolis, jinai vadinasi Pepe the Frog. Taip. Pepe varlė. Tai dabar vienas iš tos Pepe varlės, kur Pepe varlė stovi apsirijusi, tokia stora ir patenkinta laiko taip ranką, versija vadinasi Groiper. Tai šitą jo hebra yra Groiperiai, jis, vadinkim, ten skaičiuojama yra nuo ten, nežinau, nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių jaunų vyrų, kurie iš esmės varo kaip armija, trolinti arba mušti, arba kažkaip atakuoti, va, reiškia panašiai kaip pas mus dabar čia linksniuojami botai. Skirtingų politinių veikėjų, asmeninė trolių ferma, kuri varo, atakuoja ir jie ten visai diskutuoja, žiūri, kaip geriau čia kažką tai veikti ir daryti. Tam tikrą prasme, tas judėjimas yra galbūt panašus, šiek tiek panašus, pavyzdžiui, NAFO judėjimo, kur čia buvo padarė Ukrainos karo pradžioje, kada visokius vatnikus, reiškia, organizavę antirusiški aktyvistai, jie ten, taip sakant, darė visokius projektus, kurių tikslas buvo ištraukti vatnikus dienos šviesą ir pasakyti, kad vatnikai yra vatnikai. Tai šitą hebra daro lygiai tą patį, tik tai jų darbas yra užimti šoną, užimti poziciją dešinėje ir eiti dar toliau. Ir Fuentesas, jisai buvo, nežinau, 10 kartų išmestas iš visų įmanomų platformų, nes jisai pastoja pasako kažką, tipo, moteris neturi balsuoti, arba visi Amerikos žydai yra lojalūs Izraeliui, sako Fuentesas. Dar labai įdomu apie jo, žinai, galima pabaigsiu sakinį. Visi žydai lojalūs Izraeliui, sako Fuentesas, sako, dėl to visi žydai, iš principo, Amerikoje neturėtų gyventi, nes jie turėtų gyventi Izraelyje, jeigu yra lojalūs Izraelyje, o visi žydai yra lojalūs Izraeliui, taigi darykite išvadas patys. Jo, ir jis tai daro visą laiką su tokia keista šypsena. Ta prasme, kiekvienas tas statementas, kurį jis pasako, va toks. Argi jūs nesuprantate? Jo, ir tai yra, atrodo, jis sako, sakykim, tą dalyką, kuris yra iš principo outrageous, ta prasme, visiškai. Taip. Bet jis tai daro taip natūraliai. Normalizuoja. Jisai tikrai normalizuoja tą visą dalyką, labai, čia yra visiškai akivaizdu, žinai. Ir taip pat, žinai, ir Lietuvoje mes turime personažų, kur būt visiškai, iš esmės priėmė tavo tokio bendravimo ir įsveikatėlę. Tai apie Charlie Kirko, apie Niko Fuenteso kalbą, jinai yra tokia, jis kalba taip ypatingai raiškiai, labai dažnai kartoja tos pačius dalykus. Jis kalba tokiu, ta prasme, jo kalba nėra kalba, jo kalba yra
toks šiek tiek man primena labiausiai mano senesnį gyvenimą kaip poetui, šiek tiek primena poezijos skaitimai, sako. Ir tada jis pasakė taip. Taip, pasakė taip. Ir ką aš apie tai turiu galvoti? Nes tai, ką jis pasakė, tai yra netiesa. Taip, vadinasi, toks žmogus kaip aš negali to patikėti. Ir jis tokį daro, jo tas, kaip čia pasakyti, jo tas visos motorinės figūros, jis tai, kad bildinasi ap. Nu, kaip poezijai būtų, žinai, ten žinai, toksai darimas. Ir tam tikrą prasme tai akivaizdu yra, kad, nu, kaip čia pasakyti, ten jis studijavęs Hitlerį, faktas yra, nelabai istorija labai slepia. Ten pas yra labai daug Gebelso, reiškiasi, visokių temų ir idėjų. Tai tikrai, būdamas 28 metų, yra tikrai labai gerai pasikaustęs įvairiuose panašiuose dalykuose. Kitas dalykas, dar ką norėjau pabaigti, biškiai pasakyti, tuo pat metu jis yra labai dramatiška figūra. Ta prasme, Nikas Fuentesas yra, iš esmės, jo toks tikslas yra tapti, esu perklausęs čia dabar ir anksčiau, ir dabar besiruošdamas laidai, daug laidų. Fuentesas, jisai yra toksai tragiška figūra. Aš esu Incelis, aš toks pats kaip jūs draugai. Ta prasme, čia panašiai kaip Hitleris, aš buvau kare, kur mus išdavė. Aš esu Incelis, Incelius mus paliko, mes neturim jokių šansų susirasti moterų, nes moteris dabar mūsų nebereikia ir jie eis tik tai pas ten, taip, tai viena iš 5 vyrų ten, žodžiu, kuris ten yra gražus, visi genetiškai apspręsta, o visi kiti vyrai neturi jokių šansų pratesti giminę, reiškiasi. Mes ekonomiškai esam papleisti, vokų ideologija mus apleido, mes neturėsim darbo, mes neturim jokios ateities ir praeities. Ir aš esu vienas iš jūsų, aš gyvenu su tėvais, žodžiu, aš neturiu jokios absoliučiai perspektyvos ir taip sakant, ir manęs čia dabar neapgausi. Neduoda. Esmė tame, kad, pavyzdžiui, pas tą patį Pirsą Morganą pasižiūrėjus tai interviu su juo, nes ten yra 2 interviu, pas Pirsą Morganą yra įdomesnis, nes Pirsas Morganas nuoširdžiai daužo. Morganas yra toks tipiškas britų piktas konservatorius, kuris daužo šitą, kas tu toks, kad tu čia lendi maždaug. Tai šitas, tai daužo, žinai, pas Carlsoną ten buvo kur kas labiau bandė ieškoti, bet jo ta figūra tokia yra, jisai taip biški patempė lūpą ir toks, taip, aš nebegausiu moterim, atsiprašau. Tai jis turi tokio dramatizmo ir tas dramatizmas yra absoliučiai, kaip čia pasakyti, žinai, nežinau, kiek ten nuoširdumo yra, bet tai aišku yra instrumentuotas toksai dramatizmas, kuris leidžia, kaip čia pasakyti, leidžia identifikuoti su tą grupę, kuri labai svarbu yra ta, vadinkim, Incelio arba jaunų, nebūtinai tik Incelio, bet jaunų vyrų grupė yra esminė grupė, kurią Steve'as Bannonas identifikavo kaip grupę, kuri padės jam perimti valdžią. Trumpo, tai buvo grupė, kuris sparčiai nuėjo būti už Trumpą ir tai yra grupė, kurie apskaitai visose pasaulio revoliucijose yra viena svarbiausia. Ta prasme, jauni nepatenkinti vyrai, neturintys ką veikti, neturintys didelių perspektyvų, tampa ta, kaip čia paskaita, ta visokių įvairių pokyčių auditorija. Ir Fuentesas, kas yra paradoksalu, kad po Čarlio Kirko nužudimo, kodėl išaugo toks profilis, nes vienas dalykas, jisai prisidėjo šiek tiek, mes kalbėsime apie kitą nuostabią moterį. Moterį dar pabaigsiu pasakoti, baigsiu sakinį, jeigu būtų galima. Tai baigėsiu kitą nuostabią moterį, bet Čarlis Kirkas po Čarlio Kirko nužudimo, jisai tarsi atsistojo, sako, aš noriu būti tarsi prieš, nu kaip čia, pakeisti Kirką, šitoje, jūsų akyse Kirkas buvo maždaug silpnas, dėl to jie turbūt ir nužudė, mes dabar būsime tipo stipresni ir šiek tiek logiškesni. Aš tik pareplikuot norėjau. Apie tą jo stilių pasakojimo, kaip jis šneka, ar ne? Man iš karto labai primena mūsų visų labai gerbiamo Terio Pratčeto apibūdinimą, kad kai bardui aiškina, kaip reikia epą pasakot. Sako, tai kaip man pasakot? Sako, aš nekiek taip kaip neteisingai, pavyzdžiui, bright was the day. Tai sako, tada bus epas, o taip, tai sako, tu čia šneki tiesiog. Aš tai dėl, žinai, grįžtant prie Hitlerio, tai jis yra ir pasakęs, kad, nu, ta prasme, Hitleris great guy, lovest, ta prasme. Nikas Fuentesas yra pasakęs viską, už ką tu kancelinė. Ir po to, kai sugrąžino platformas, jau ten milijonai auga dabar. Tai žiūrėk, o klausimas toksai, Mykolai, kodėl jis yra pavojingiausias žmogus pasaulyje? Amerikoje. Na tai, klausimas turbūt yra atsakymas toksai, kad aš papasakosiu čia ne tik jisai, bet jisai turi daug priešų, kas yra labai gerai, nes Amerikos šitie maga, panašiai kaip mūsų, ne maga, bet Amerikos tie, šitą visą gauja, panašiai kaip ir lietuvių šeimo maršininkai, turi labai daug lyderių. Labai daug skirtingų lyderių visokių yra ir vis apie rinkimus dėkodėl iš jų susikalo. Bet dėl ko pavojingiausias yra, tai faktas yra toksai, kad mes matėme vieną didelį perėmimą, kada Respublikonų partija atėjo Trumpas ir iš esmės su nauja ideologija, vadinkime ideologija, kuri buvo tikrai ne Respublikonų partijos ideologija, dalis dalykų ten tokių kaip krikščioniškumas, ten tarkim palankumas verslui, reiškia stiprios Amerikos pasaulyje idėja, tai buvo tai, kas Respublikonai tradiciškai tikėjo. Kiti dalykai, tokie kaip izoliacionizmas, Amerika, pirmiausia Amerika,
Nepykantos kurstimas, galų gale ten, tarkim, kaip čia pasakyti, netgi kova su migracija, nelegali migracija, tokia visai kitokia. Tai buvo kažkas, ką Trumpas atsinešė šiek tiek iš judėjimo dalies, tokiu būdu atvesdamas į partiją už jį balsuoti daug labiau naujų rinkėjų. Ir tie rinkėjai kartu su pasidavusiais kitais partijos vadinės respublikonais, pasidavusios Trumpų įtaką, iš esmės suformavo tą vadinamą MAGA judėjimą, kurios yra, kad Trumpas dievas, Trumpas viešpas, niekada neklysta, labai gudrus, viską išmano, viską mato. Nu ir yra tam tikri grįžtam. Ir kitas dalykas yra tam tikri principai, tokie, kad ten grįžtam prie klasikinių dalykų, ten vertybės, ekonomika, zero sum policy, jokių nesąmonių, jokių globalinių įsipareigojimų, jokių tarptautinių dalykų. Amerika yra Amerika, kaip čia pasakyti, daro. Nu, ne visai, principai toksai, kaip čia pasakyti, Amerika, žinai, čia matai skirtumas yra, žinai, America First ar America Only, žinai, čia toks. Nors beje, dabar šitas bičas vadina savo platformą, čia kaip tik jis vadina, kad yra MAGA, jis vadina, ne, mes ne MAGA, mes America First. Taip. Mes America First, tai čia jau pas jį eina visi dalykai gerokai toliau. Beje, jisai iš tikrųjų yra paskaitęs ir Lindbergą, nes America First patį šūkį kažkada yra sugalvojęs Charles Lindbergas, garsus lakūnas, kuris 35 metais balotyravosi su America First platforma Amerikoje ir pralaimėjo tos rinkimus, bet jisai balotyravosi iš principo su, tokia vadinkim, o kodėl mes pykstame to Hitlerio platformą, ta prasme, kodėl čia kažkaip neliūdėkime, nedraugaukime. Ir jisai buvo pirmasis tokia, turbūt labai garsus žmogus, labai garsus high profile kandidatūra, kuriai nepavyko laimėti rinkimų. Tai problema yra ta, kad Trumpas vieną kartą už tą platformą atėjęs iš šono šiek tiek užgrobė partiją ir parodė, kad ta partija nėra, kaip čia pasakyti, galima paimti su charizmatišku lyderiu ir užgrobti. Ir nepaisant to, kad ir dabar mes matom, pavyzdžiui, 65-70%, pavyzdžiui, amerikiečių nepatinkamas Putinas, pavyzdžiui, arba ten nepritarė platformai, žinai, su kokiu Trumpas turi skaitytis, bet didžiąją dalį, bet tie 20%, kurie, tarkim, sako, kad Amerika neturi čia kažkaip turėti ypatingai strateginių sąjungininkų, pavyzdžiui, su Europą, būti ir ten Rusija ar Europa nėra labai didelio skirtumo, ta kompanija šiuo metu valdo tą partiją. Problema yra ta, kad kur yra baimė, kad didžiausia baimė yra ta, kad jeigu šitą partiją, tarkim, dabar išliks taip, kaip dabar yra ir, tarkim, tai partija toliau vadovaus koks nors J.D. Vance'as, tai mes turėsime maždaug tą patį, ko maždaug dabar turime, gal truputėlį su tokiu, vadinkim, racionalesniu šiek tiek veidu ir gal po truputėlį mažės tas visas įkraštis. Bet jeigu šitas partija užgrobs, jeigu tą Vance'ą, nes tas Vance'as yra, jo, tarkim, priešas numeris 1 yra Vance'as. Tai pasme, jisai kovoja dėl respublikonų partijos ateities po Trumpo pasitraukimo. Jo priešas yra Vance'as. Ir jeigu jisai užgrobs Vance'ą, bet kitas dalykas, ko jisai skiriasi ko jisai baigingas yra, jis yra tikrai autentiškas. Jis yra, jis netrodo kaip, jis nėra sukurtas politikas. Jam yra 28 metai, ta prasme, jis yra vaikas, ar ne? Ir jisai sėdi savo, žinai, ne vaikas, bet ta prasme, jisai neturi jokios didelės patirties, jis sėdi su savo tėvais gyvena, turi didžiulį followingą tuo pačiu metu, ir jisai tikrai turi visas idėjas, kurios mūsų yra pavojingos visam pasauliui ir kam tik nori. Turi visas idėjas ir apie dažnai ir apie rasinius gryninimus, ir apie kultūrinius gryninimus, ir visus interneto formų. Ir įdomus dar dalykas, ką tu paminėjai, žinai, kad vienas iš Benono dalykų buvo aktyvuoti iš principo 19-25 metų vyrus, ar ne? Ir šiuo metu Trumpo aprūvalas labiausiai ir krenta būtent šitoje demografijoje. Taip, biškį prieisi prie dalykų. Tai žiūrėjau, trumpai labai apie Niką Fuentesą tiek, tolimesnė medžiaga, interviu su Piers Morganu, bet šiaip iš tikrųjų aš net jo tos podcastus pasiklausyčiau, kai jisai kalba įvairiomis temomis, ten skelbia karą ar dar kažką, bet jis laiką toks jausmas yra, toksai, mane davedė. Nebegalim tylėti, nebegaliu tylėti. Turiu pasakyti visą tiesą jums dabar, kaip viskas darosi, žinai. Bet gera naujiena yra turbūt, taip yra, daug kas labai mano, kad tai yra didelė problema, taip Magoje, tiek kitur, nes čia, toks vienas paskutinis dar dalykas apie įtaką, suprastumėm, tai jisai nėra populiarus, ten tyrimai nerodo jo populiarumo, bet, pavyzdžiui, tarp jaunų respublikonų partijos aparačiukų, kažkas sakė šitas iš toksai vienas garsus blogeris, Černovisas, MAGA blogeris, nuvažiavo į Vašingtoną, pabendravo su kompanija, supratau, kad maždaug pusė jaunų partijos aparačiukų, tų jaunų partinių veikėjų, ką bei rodo čia nesiniai nutekėję čatai, iš principo jų pagrindinis lyderis yra Nikas Fuentesas. Tai prasme, jie kalba apie jį, jie cituoja jį reiškias ir panašiai. Čia yra Vašingtonas ir tarsi čia yra Trumpo aplinka, bet tarkim, tarp partijos jaunimo Fuentesas yra tikrasis toksai lyderis, ne koks tai Čarlis Kirkas arba Čarlio Kirko žmona arba koks tai
J.D. Vance'as. Tai kitaip tariant, jų įtaka yra tikrai pakankamai plati, didelė ir ypatingai tarp tų žmonių, kurie sudaro partijos dalį. Gera naujiena yra ta, kad ten yra visokių kitų veikėjų, mes su juo biškį pasižiūrėjom kitus veikėjus. Aš pradėsiu gal dar šiek tiek nuo ponios, bet aš turėjau prieš tai pasakyti, Andriu, o kaip apskritai tie Faraito judėjimai atsirado ir gal galėtų tokią trumpą ekskursą mus padaryti, iš kur čia mes ateiname? Čia yra labai daug panašumų. Tai galima užsimot nuo labai toli. Kokie logotipai. Seni logotipai, ar ne? Kai kuriuos biški pripaslėpiau, kad YouTube'as ant mūsų paskui nesibartų. Yra teorija, kad aplamai nacionalizmas kaip po toks dalykas, nes mes kalbam realiai apie nacionalizmą tik tai platesnė prasme. Nacionalizmas yra geras dalykas, fašizmas yra blogas dalykas. Vienas nuo kito dėja pareina. Nacionalizmas pirmoji apraiška buvo, ko gero, Napoleono valdymo metu Prancūzija, kai Prancūzija kalėsi su visais, visus atakavo ir Napoleonas pats asmeniškai pumpavo tą idėją, kad mes prancūzai, už tai mes esam geresni, už tai mes galim čia juos nueiti ir supranti. Ironija tame, kad pats Napoleonas tai etniškai buvo italas iš tikrųjų. Tai kažkaip man primena vieną tokį... Korsikietis. Etniškai, būtent aš pabrėžiu, etniškai. Korsikiečiai yra... Priklausomybės prasme Korsika ir tuo metu priklausė Prancūzijai, taip kad jis buvo Prancūzijos. Bet korsikiečiai apskritai yra specifinė galiaudė, jie nėra visai italai. Bet jie nėra kaip ir sardinai, kaip ir sardai, ten yra specifinė galiaudė. Bet jie nėra ir prancūzai, jeigu jau taip paėmus. Tai žodžiu, kaip vieno dar mums labai gerai žinomo Austro istorija, kuris pumpavo vokišką nacionalizmą, ar ne? Ta pati likimo ironija. Bet iš tiesų visas sužydėjimas ateina, yra sakoma 19 amžiui, realiai ateina, 19 amžiui nacionalizmas suklesti. Atsiranda idėja tautų pavasaris. Jo. Ir tuo pačiu metu yra labai įdomus tas ne tai, kad balansas, bet priešprieša imperijų ir būtent tautinių valstybių. Pangermanizmas, panarabizmas, visko, ko tik nori panromanizmas, iš kurio einam į dešiniai pusiai, visas tas herbas yra italų nacionalistų, kurie paskui pradėjo save vadinti būtent fašistais. O fašistai yra fascija, tai yra tas rykštėmis aprištas kirvis, kuris buvo senovės Romoje naudojamas kaip simbolis įvairiose vietose. Šiai dienai yra, tarp kitko, Prancūzijos neoficialiam herbe taip pat naudojama. Tai yra... Kodėl rykštėm aprištas šitas kirvis? Aplamai tai simbolizuoja vienybę. Ir už tai fašistai šitą ir paėmė, juos ir pradėjo vadinti fašistais, jie ne patys save taip vadino, juos pradėjo vadinti fašistais, kadangi jie tą fasciją simbolį naudojo. O italai jautėsi labai nuskriausti po pirmo pasaulinio karo, daug ko jie ten negavo, kas buvo prieš karą, kaip ir pažadėta. Vėlgi, šalis buvo biedna, normaliai tik tai vos susivienijus, industrializacija dar neįsibėgėjus, o čia aplinkui visokios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, kurios lyg ir daugiau, o mūsų tokia istorijagi nuo senovės Romos laikų, hebra, čia mes 2000 metų, čia mes patys geriausi. Na ir Dučė Musolinis, Dučė reiškiasi vadas iš tikrųjų iš senovės, iš lotynų kalbos, ne iš senovės, o iš lotynų kalbos. Ten dar aš pridėčiau, kad ten dar buvo ir filosofinis pagrindas, ten buvo Julius Savola, filosofas, kuris tą suformulavo ir kuris neseniai vėl buvo kaip čia pasakyti, atkastas visose, kaip čia pasakyti, dešinės ratuose iš naujo, jis buvo visai pamirštas, žinai, kad jisai visą rašė, formulavo ideologinį pagrindą, žinai. Taip, ir ideologinis pagrindas realiai susivedė į tai, kad mes esam geresni už kitus. Čia buvo pagrindinis dalykas, aplink kurį formuojasi. Ir vėlgi turim puikią momentą, pirmas pasaulinis praėjęs, pats siaubingiausias karas iki tol atmintyje Europos, iš po kurio atėję yra daugybė nelaimingų žmonių. Kurio realiai niekas nelaimėjo to karo? Taip. Pats karas, tarp kitko, iš vienos pusės nuskurdino tautas, iš kitos pusės labai suaktyvavo industrializaciją, nes labai staigiai reikėjo, labai greitai prigrobė iš kaimų, kaip sakant, neturinčių darbo. Staiga mes turim didžiulę darbo klasę ir čia yra dar tarp kitko vienas super įdomus kilimas. Iš vienos pusės formavosi visokie socialistiniai, komunistiniai, iš kitos pusės
tiek Italijos fašistai, tiek toliau iš jų sekė visi kitose šalyse, principe tapatino save su socialistais, bet kitokiais socialistais. Komunistinė idėja buvo, kad klasių priešpriešą, darbininkai kylam, duodam į dūdą, pasiimam kas mūsų. Fašistai tuo tarpu tą klasių bendradarbiavimą skatino, kas buvo, kad mes esam darbininkai, mes tuo didžiuojamės, mes taip pat turim gerai uždirbti, bet mums nereikia perimti valdžios. Valdžia rūpinosi valdžia, aristokratai, aristokratija, buržuazija, o mes esame darbininkai. Faktorius ir tada ir dabar tarp tų visų socializmų ir nesocialistinių judėjimų yra internacionalizmas. Ta prasme, internacionalizmas, kaip čia pasakyti, fašistų, socialistų didžiulis skirtumas buvo internacionalizmas ir pažiūrėjimas. Jeigu fašistai sako, kaip čia komunistai sakydavo apie pastovę tarptautinę revoliuciją kelti, kur visi bus vienodi, tautų nebebus ir panašiai, kas buvo ypatingai palanku ten, ypatingai ten kokiems žydams arba kitiems mažesnėms tautoms, kurie sudarė didelį vaidmenį vadovybėje. Tai tuo tarpu būtent kaip čia pasakyti, būtent pagrindinė idėja buvo tai, kad mūsų išdavė, mūsų rasė, klasė, ten mūsų vyrus išdavė per karą, praeitą karą pralaimėjom, reikia revanšuotis ir revanšuotis tauta prieš tautą, jokio internacionalizmo. Tas ne, jeigu vieni sakė, kad mes karo neturėjo būti, nes visi turėjo būti broliai, o kiti sakė, ne, mūsų rinktinė turėjo laimėti. Jo, mūsų rinktinė prieš visas kitas rinktinės. Ir vėlgi, dabar mes girdim, kad čia italai buvo fašistai, vokiečiai buvo naciai, tarp kitko naciai, jie buvo vadinami išoriškai, jie save laikė fašistais. Ta prasme, vėlgi dažnai užsiraunu ant to, kad, ką jūs ten vadinat fašistais, Vokietijoje fašistų nebuvo. Hebra, fašistų buvo visur. Fašistai nebuvo tik tai italai, fašistų buvo, pasižiūrim, Britanijoje, pavyzdžiui, buvo Britų fašistų partija. Buvo nacionaliniai fašistai, imperinė fašistų lyga iki 39 metų. Man patinka, kad yra naujoji partija, kaip dalykas toksai trumpam laikui. Lygiai metams, supranti. Bet paskui Britų fašistų sąjunga atsiranda. Ir visa tai vyksta iki pat išvakarių antro pasaulinio karo, kai realiai tos partijos kind of uždraudžiamos, bet iš tikrųjų jos tiesiog transformuojasi. Faktas yra toksai, kad tas kovas su uždraudimas, iš esmės reikia pasakyti, kad, žinai, Amerikoje fašistai niekada nebuvo mainstreame. Bet jie niekada nebuvo uždrausti. Jie nebuvo uždrausti, bet ten matai, ten dažniausiai būdavo, bet amerikiečiai tos fašistinių partijų ten tokių kaip ir ypatingai ten nebūdavo, ten buvo Ku Klux Klano tolimesnė tema, žinai. Ir taip ir ne. Aš dar tokį momentą... Bet faktas yra toksai, kad jie niekada nevaidino vaidmenį ir tas, vadinkim, fašistų migravimas į GOP, jisai turbūt yra pirmas kartas po pietinių demokratų istorijų, kada žmonės turintis tokias pažiūras dalyvauja aukščiausio lygio politikoje. Aš gal dar tokį momentą, žinai, dėl to fašizmo ir nacizmo, tai aš ką matau bent jau, žinai, semantiškai labai dažnai nacizmas yra priemamas kaip umbrella terminologija, po kurią telpa fašizmas. Ta prasme, toks, žinai, supratimas, aš turiu omeny, kad tiesiog, man atrodo, čia tu natūraliai priemi, kas yra didžiausias blogas. Žinai, kultūriškai, istoriškai, nacija yra didžiausias blogas. Žinai, aš sakyčiau, dar nuo kalbos priklauso. Taip, galbūt. Ką mes matome šią eterį dabar? Gerai. Ką mes matom būtent amerikonišką variantą. Tai yra galima teikti, kad pradinės idėjos buvo dar pilietinio karo metu gavęs, tai yra ir konfederatų vėliava, nebereikalo ją labai mėgsta būtent amerikietiškas nacionalizmas ir fašizmas labai mėgsta naudot. Don't Tread on Me šita vėliava iš vis yra, čia gal kiek kontroversiška naudot, bet vėlgi ta pati chebra praktiškai visada atsineša šią vėliavą. Ši vėliava buvo tapus neoficialia pietinių valstijų jūrų pėstininkų vėliava. Ir kažkaip taip ir išgyveno, nes uždrausta jį niekad nebuvo. Dešinėje pačioje mes matom ne tai, kad partija, bet tai buvo asociacija daugiau, Amerikos vokiečių asociacija, kuri labai smarkiai propagavo nacistinės idėjas Amerikoje prieš antrą pasaulinį karą ir jie buvo uždrausti tik tai 40 metais, tarp kitko jie labai smarkiai pasisakė prieš Roosevelto tą trickle down policy, jie sakė, ne, šitas viskas yra labai neteisingai, labai negerai. Jie niekada, skyrus trumpą Lindenbergo kandidatūrą, niekada šitos idėjos po pajėtinio karo nevadino jokio vaidmens Amerikoje,
rimtesnio vandens politikoje. Davidas Dukas, Klukslano lyderis ir vietinis fašistas, bandė kandidatuoti vienais metais į gubernatorius, gavo ten 0,5% balsų ir viskas tom pasibaigė. Kitaip tariant, tai buvo labiau toksai Pugalova, Strašila, tokia rusiškai kalbant, baidyklė, negu kažkoks tikrai įtakas. Baidyklė nebuvo iš tikrųjų. Buvo, kai kur būdavo, ypatingai pietuose, kai kuriuose valstybėse. Bet pietuose būtent prieš tam tikrą sluoksnį žmonių, tai yra tuos, kurie mažesniuose miestelėse ir prijaučiantys. Žinai, mes prisiminkime, kad 20 metais pietuose buvo baisios skirdinės dar įvyko, ta prasme, baisus pogromas įvyko Juododžių, žinai. Tai žinai, tai čia visi tie dalykai Amerikos istorijoje yra, žinai, yra toli gražu kitokie. Tas fašizmas, aišku, buvo šiek tiek kitoks negu europietiškas, nes amerikiečių, vadinkim, tas nacionalizmas visą laiką buvo kur kas labiau, ten nebuvo etninis, ar ne, jis buvo labiau toks, kaip čia pasakyti, mes atėjūnai, kažkokie tokie, mūsų grupė žmonių, žinai, we the people. Bet iš kitos pusės, faktas yra toksai, kad nacionalizmas niekada nevaidino tokio didelio vaidmens ir netgi Trumpo atėjimo metu jisai, iš tikrųjų, ten tu gali sakyti, to nepatinka, bet didelė dalim tai buvo tas pats Christian nationalism, kurio Amerika buvo įpratusi jau gana seniai. Aš žinok, biškį nubėga į priekį, žinok, dar yra labai vertas paminėjimo dalykas. Kas yra bendro tarp šitų dviejų skaidrių? Tai yra tai, kad tiek pas Britus, tiek pas Amerikonus neatsirado bendros, kaip čia pasakyti, common cause, angliškai būtų, ar ne, ir bendro lyderio. Labai vienyje visą tą reikalą, aš dar tarp kitko praleidau Prancūziją, ko gero, kurią labai reikėtų paminėti, kaip irgi vieną iš laimėtojų pirmo pasaulinio karo, kurioje vyko praktiškai tas pats dalykas, tai yra ir revanšizmo, ir ko tik nenori rinkosi tenai. Bet niekur nesusirinko bendro reikalo. Skirtingai negu Vokietijoje ir Italijoje, dar ir rytų Europos valstybėse kai kuriuose, tiesiog nebuvo vieno bendro lyderio ir nebuvo vieno bendro apibrėžimo. Ir pabaigai, kairėje pačioj, ką mato, tai yra dabartinis Amerikos fašistų dabartinė vėliava. Ta prasme, jie turi savo vėliavą, jie turi savo organizaciją, jie save vadina fašistais. Tai čia jau tie, kurie jau hardkoriniai. Vėlgi. Tai žinai, tai čia hardkoriniai fašistai yra neįdomus, faktas yra tas, kad einam toliau, faktas tas, kad tos idėjos tikrai persimeta ir reikalas yra toksai, žinai, kad aišku visam kontekstas, visam tam yra Trumpas, aš nenoriu matyti šito šūdo, be šitą man labai nepatinka. Prašau perdėti. Aš mane kažkaip degelė, man nepatinka šito šūdas ir, žinai, baigim velniop, žinai. Šitą, taip čia mus turbūt cenzūro šitą video dėl to vaizdo, kurį tu parodė, aš negalvoju, kad tu dėsi svastiką į video, nes dabar Mus dabar. Recepcijos aparatas pastebėtų šitą video ir identifikuotų jį kaip highly divisive iš tą mūsų video. Bet gerai, grįžtant truputėlį prie Amerikos. Tai žodžiu, tai tas Amerikos Čarlio Kirko, tas toksai įpėdinystės karas, jisai, kaip matom, išveda į pirmas gretas Fuentesą, apie dabar labai daug kalbama, tas toksai jo momentas tapo tada, kai Vunikas Fuentesą pasikvietė Tuckeris Carlsonas, kuris, kaip ten bebūtų, yra išeivis iš tokios labiau tradicinės maga šeimynos, tradicinės respublikoniškos sistemos. Tuckerį mes visi žinom, šitas Tuckeris, kuris labai, kaip čia, degustuoja bandelės Rusijos supermarketuose ir daro interviu su Putinu, kuris trūksta pilno serviso, trūksta tik tai ciklop ant kelio. Visas kitas pilnas servisas, taip sakant, tai, ką žmona daro vyrui, kaip čia rusiška žmona daro, rusiška žmona daro reiškiasi vyrui pagal Rusijos liaudės pasakas, tai iš viso to trūksta tik atsiklaupti ant kelio, visą kitą nes buvo padaryta. Tai štai Tuckeris, reiškiasi, kuris yra šiaip labai drąsus kiškis kitose vietose, bet labai nedrasus prie savo šeimininką, pasikvietė Fuentesą pasikalbėti ir buvo toks draugiškas, fainas pokalbis, kuriame jie visai pasikalbėjo. Ir čia kas labai smagu, kas labai džiugina, kad taip vyko prieš kokį mėnesį ir tai sukėlė didelį tokių komentatorių pasipiktinimą, kad sako, kada atsirado fašizmas, kai susijungė aristokratija Vokietijoje, senoji aristokratija, kuri buvo nepatenkinta, kad čia valdžios kažkaip bando demokratizuoti ir apskritai yra aukštesni negu visi kiti su darbininkišku pasipiktinimu. Šiuo atveju mintis yra tokia, kad reiškiasi šitas, žinai, Tuckeris yra toks senoji, vis tiek toks yra, taip sakant, veislinis respublikonas, reiškiasi, išvesta, žinai, laboratorijoje, žinai, su ten babaškė ir kitais dalykais.
Atsiprašau, rusiškas lengva naudoju, bet babaška labai tinkamas žodis yra. Palaukas Iliukas yra su Respublikonų ar... Tai va, tai vienas dalykas, tai žodžiu, tai šitas, tai tas yra susijungęs su, vadinkim, tokiu, iš kaimo, kaip iš apačios ateinančių tokių, žinai, piktų proletarišką muštinių dvasia. Bėda yra ta, kad apie tai parašęs porą straipsnių šitas Fuentesas, Tuckeris kažkaip pradėjo atsižegnoti nuo Fuentesų, sakyti, žiūrėk, čia biški gal ir per daug aš jais pasakė, ne viskam aš čia taip stipriai pritariu, nes čia gal visai nefaina būtų. Heritage Foundationas, kuris Tuckerį remia, irgi pradėjo ten kažkaip suskilo, kažkas į darbą išėjo, kad čia Fuentesų negalima galės. Žiūrėk, Tuckeris, pažadė politiką, biški pasikalbėjau su jaunoliu, sakė, gerai, aš biški atsiriboju dabar, to, kas pasakė. Ir Fuentesas iškart pasmerkė Tuckerį, sakė, mane manipuliavo. Sako, aš nuėjau gera valia, manim sumanipuliavo, pasinaudojo savo žaidimus, aš neremiu Tuckerio, jie visi esate lokai, visi dėkite velniop. Visi eikite velniop. Tada, teiščiasi, tai taip sakant, tai kitaip tariant, Tuckeris bandė šiaip iški pajoti ant Fuenteso arklio, Fuentesas išdūrė jį, padarė, galų galę pasidarė su didesnė reitingą reputaciją ir Tuckerį, taip sakant, Tuckerį nuo tos temos nustumė. Dabar kitas puikus santykis yra su Candace Owens. Candace Owens yra... Jo, čia yra, jeigu nematėte, čia yra jums bus jo. Čia yra Candace Owens, jinai kažkada balsavo už Obamą ir buvo demokratė. Tada kažkaip jinai Trumpo, jau kai Trumpo išrinko, sprendė, kad tai būtų visai neblogai būti respublikonė. Tada kurį laiką dirbo su Charlie Kirku, nes visiems labai patiko, kad tokia ateina juodaodė moteris ir kalba dalykus panašius ten apie nacionalizmą, apie krikščionybę, apie taip sakant, Amerikos pirmenybę. Su Charlie Kirku netrukus tai susipyko, nors ten atrodė, kurį laiką visai tokia buvo, vadinkim, tokia Charlie Kirko kaip ir, vienas iš tokių žvaigždžių, ten Charles Kirkas gal 10 tokių turėjo. Ir jinai pradėjo eiti podcasterius ir pradėjo eiti vis giliau. Tai pasmė, šiuo metu Candace Owens, labai įdomus dalykas, yra tarp jaunų vyrų. Čia Candace Owens, man reikia, yra trečia pagal Paraugano Paraugano, Tuckerio Carlsono ir Fiovono, jis, man reikia, ketvirta yra pagal patikimumą veikėjas. Ir jos patikimumas pasireiškė to, kad ne kažkaip, kai Charles Kirkas mirė, nusprendė, kad Kirkas jau buvo išmetęs jau iš tos judėjimo. Nusprendė, kad dabar yra laikas papasakoti visiems, kaip viskas yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų yra, kad Kirkas jos visai iš judėjimo neišmetė. Čia taip tikrai nebuvo, reiškia, jis tai tikrai neišmetė iš judėjimo. Fake news, iš tikrųjų, Kirkas su juo susirašinėjo, rodė žinutės, kur Kirkas įrašė, kad aš jaučiu, kad mane gali nužudyti ir ten, arba aš jaučiu, kad man gali būti kažkaip blogai. Žodžiu, tai aš galiu maždaug, pačiai pradžioje jinai pagerbė Charlie Kirką, paskui jinai pradėjo pasakoti tokius dalykus, maždaug, kad reikia ieškoti visų įmanomų sąmokslo teorijų. Tai pirmiausia, nusprendė, kad nužudė, aišku, žydai. Dėl ko žydai nužudė, nes Kirkas buvo žydams visi draugas, bet Kirkas spaudė Netanyahu ir Bilas Akmanas, kad nužudytų Charlie Kirką, ir dėl to Charlie Kirką atvažiavo žydų Mosadas, komandosai ir susimokėjo už tai, kad nužudytų. Tada antro numeris sakė, draugai, bet viso to negalėjo būti. Jeigu čia maždaug kas taip savaitę, nauja tokia tema šiandien, viso to nebūtų buvę, jeigu kartais ta pati organizacija Turning Point USA, joje nebūtų išdaviko. Kas buvo išdavikas? Kas buvo Judas? Išraskime, kasgi buvo Judas, nes čia, matai, vyksta karas dėl įpėdinystės, tai visai mielai ta organizacija pasiimtų savo, sako, kasgi buvo Judas toje vietoje, kas čia buvo tas žmogus, kuris viską išdavė. Tada, draugai, ateina nauja tema, kuri yra nuostabi, sako, žinokit, sako, iš tikrųjų, tai sako, ten, sako, buvo egiptiškas lėktuvas. virš visos tos dalies vyko egiptiškas lėktuvas ir tas egiptiškas lėktuvas pasirodo, sekiojo 73 kartus, sekiojo ten, kur keliavo Charlie Kirko žmona. Kažkodėl akcentuoja žmoną, sunku pasakyti, bet žmona, kažkoks egiptiškas lėktuvas skrido paskui ir ką tai reiškia, nežinau, bet tai labai labai keista. Kaip ir Tuckeris Carlsonas irgi sakė, tikrai labai keista, ką ten veikia egiptiškas lėktuvas. Kodėl tikrai įdomu. Tikrai įdomu. Kaip atsirado egiptiško lėktuvo teorija, niekas tiksliai turėti gali paaiškinti. Piramidė buvo tam. Ne, paaiškinti gali. Nemanau. Tada kitas dalykas buvo, kadangi, kaip žinia, sugavo, reiškia, kaip tą žudiką labai greitai. Tai tas žudikas ten buvo labai geras, bet žudikas, kada kas ten buvo, ten su transės draugavo ir buvo ten agresyvus gėjus, to nebuvo gana. Sakė, ne, jisai, sako, yra tik pakištukas, sako, tokį bičą lengva labai pažiūrėk su manimi, jis galėjo nužudyti, negalėjo. Iš tikrųjų šauta buvo iš apačios, sako, nes apačioje po tavo tikla yra įrengti nuo seno įrengti yra, nežinia, kas įrengė, čia galbūt galima galvoti, įrengti yra požeminiai tuneliai. Ir tie požeminiai tuneliai, per juos žudikas pabėgo, paskui buvo visi užversti ir mes dabar jau neberandam dėl to, sakė jinai. Tada, draugai, 22 dieną paaiškėjo, kad iš tikrųjų nužudyti viską planuoja Macronas. Kodėl Macronas? Nes Candace Owens apkaltino, kad Macrono žmona Brigitte Macron yra vyras.
už tai gavo pakvietimą į teismą ir nusprendė, kad ir kažkaip Makronas turi nužudyti ją pačią, bet taip pat prisidėjo ir prie Čarlį Kirko žudimo. O kodėl Makronas, nes jo žmona vyras dėl to... Makrono žmona vyras. Makrono, ne, tai logikos yra labai daug. Tai yra logikos tiek pat gerame komikse. Ta prasme, Makrono žmona yra vyras ir tada jie kartu, jisai jos atskleidė, tada jiems grasina už tai, dėl to jinai bijo vaikščioti į renginius, bet eina į turgų, bet eina į renginius, kuriuose, aišku, gali kritikuoti, neina tos renginius, nes ją planuoja, žiūri komandosai, apie tai pranešė aukštas šaltinis, komandosai Prancūzų legiono, kurie kartu su žydais, kartu su žydais laksto aplinkui ir bando ją nužudyti. Prancūzų užsienio legiono, pabrėžkim. Taip sakant, vienas izraelietis, kuris išėmė pradžioje Kirką, dėl ko Makronas, čia neaišku buvo visiems, kodėl Makronas turėjo nužudyti Kirką, buvo labai neaišku, reiškiasi, bet vis dėlto kažkaip prisidėjo, pasirodo. Tada vėl grįžo prie teorijos, nes grįžo šį mėnesį prie teorijos, kad viską išdavė vis dėlto organizacija vidinė. Nu ir iš principo taip jinai labai strongly hinta, kad turbūt, kad greičiausiai, kad Erika Kirk, organizacijos dabartinė vadovė ir Čarlio Kirko mylinti žmona, iš tikrųjų jinai taip stipriai užsimena, kad iš tikrųjų jinai turėjo romaną ir jinai čia buvo tas žmogus, kuris nusprendė, kad savo vyrą reikia paaukoti. Tai žodžiu, finale viskas susiveda į melodramą. Taip, žodžiu. Tada surado, tada pasakė, kad organizacija TSPU USA nagrinėja mokesčių inspekciją, paaiškėjo, kad nenagrinėja, bet niekam tai nėra labai ypatingai įdomu. Tada paskutiniu metu pasirodo įsiveržė Amerikos karinės pajėgos, kažkaip tai CŽV irgi prisidėjo prie visos tos temos ir taip. Ir čia kas yra paradoksalu. Takeris Carlsono vienas gerų draugų yra Cash Patelis. Cash Patelis buvo bičas, kuris darydavo maždaug kažką panašaus kaip šitie, tik tai, dar kai nebuvo Trumpas išrinktas. Ir Cash Patelis dabar FTB direktorius, jo draugas Denas Bandžino irgi yra FTB direktoriaus pavaduotojas. Kita du bičiai, kurie varydavo teorijas, yra dabar pavaduotojai. Jie labai du geri Takerio Carlsono reiškiasi draugai. Klausimas yra, kokiu būdu tu gali skleisti tokias teorijas, šitasgi taip pasakoti, ir sakyti, kad aš tai manau, tai niekada nebus ištirta, kai tipo tu kontroliuoji FTB. Taip. Tas ne, kad kaip tu vienu metu gali skleisti sąmokslo teorijas ir tuo pat metu kontroliuoti FTB, kuri jas tipo tyrė. Kaip tai sakiau, ieškokit logikos. Ne, bet iš principo čia yra labai neblogas klausimas. Dažnai tu esi FTB direktorius ir tu, klausimas, Makronas užsakė Čarlį Kirką ar ne, ta prasme. Mes žavai, vyrai. Taip. Mes turim tyrimas. Taip. Tai toks yra dalykas, bet esmė tame, kad Candace Owens šitas visas nesąmonė, aš ką pasakojau čia kažkokią tai dalyką, kurį žiūri 15 žmonių. Ne, draugai. Candace Owens augimas buvo žvėriškas pastaruoju metu jos puslapio. Jinai kalba labai aiškiai, atrodo puikiai, telegeniškai. Iškėsi, ir žinai, tas dalykas yra, tu matai, pažiūrėjau, Meghan Kelly, kuri šiek tiek yra kažko panašiai į, moteris ten šiek tiek kažko panašiai į Candace Owens, ir Meghan Kelly bando su ją, taip tipo, biškiai sako, gal nebuvo čia to Makrono, tų žudikų, ar tikrai tu žinai, kad čia buvo tie žudikai, reiškiasi, bet ir kažkaip bando suelgtis gražiai, bet tam tikrų momentų lygiai taip pat kaip ir šitas gynikas Vandasas, galų galia Candace aploja ir apkandžioja, reiškiasi, ten savo visus tuos mėgėjus, nes tikslas yra hitai, perklausos ir politinė įtaka, kuri natūraliai tokiais atvejais atsiranda ir pasidaro. Tai, aišku, vienintelis dalykas tai, kad labai juokinga, kad su Niku Fuentesu, aišku, vis tiek nesutarė Candace Owens su Niku Fuentesu, kaip čia, fine points of discussion nėra man aiškios, nes didžiąją dalim pritarė. Rusija gerai, ten visą kitą panašiai, bet kaip ten tiksliai nesutarė, aš neprisimenu, bet reiškiasi, bet vyksta toksai vadaktas. Bet vėlgi aš noriu pasakyti, kai mes kalbame apie žmonės, kurie yra tarp dabar labiausiai aptarinėjamų balsų respublikoniškame, vadinkim taip, internete. Jo, mes čia nekalbam, čia turbūt reikėtų paminėti, čia nėra marginalai, čia nėra taip pat celofanas. Ne, nėra marginalai, bet tai yra žmonės, kurie turi, tarkim, konservatorių respublikonų partija turi didžiulį milžinišką įtakingą balsą. Dar biškai aš atsimenu, kad ir tu sakai. Jo, aš norėčiau irgi dabar keliauti biškai gal prie Europos ir pakalbėti truputėlį, man šiaip atrodo, kad šiuo metu mes esame tokiam, mes gal čia prie išvadų, aišku, pakalbėsim apie tai, bet iš principo, mes gyvename laikų, kai žmonės nori kažkur priklausyti. Jie nori priklausyti partijai, jie nori priklausyti dar kažkur. Ir vienas iš tų dalykų yra, kad paspausti subscribe YouTube. Ką ir jūs turėtumėt padaryti, mėly žiūrovai, paspausti like subscribe. Tu iš esmės įsirašai į kažkokį judėjimą, į kažkokią partiją, sakykime taip, iš principo. Tai čia, mylimieji, gerieji mano draugai, yra Eva Vlar arba Eva Vlar Dingerbroek, ji yra iš Olandijos.
Ir jis save vadina Shield Maiden of the Far Right. Tai reiškia, kad tai yra mergina, kuri gina su skydu, kaip vikingų dama. Vikingų dama, taip. Gina tikrasias vertybės. Tai, Valkyrija. Jo, ir įdomus dalykas apie ją, ji yra truputėlį kitokia negu visi kiti, ji yra tokia mąstytoja filosofė. Ta prasme, kuri yra krikščionė. Ji buvo didelis dalykas, kai ji per COVID atrado, ji buvo protestantė ir atrado krikščionybę. Katalikybė, atsiprašau, su tėčiu ėjo krikštytis. Tam buvo iš viso to padarytas dalykas, bet iš principo tai yra mergina, kuri yra mokyta, mergina, jai yra 29-30 metų šiuo metu. Tai yra mergina, kuri yra mokyta ir viskas prasidėjo nuo to, kad tai iš principo, reiškia, baigus universitetą, ji rašė apie mitų, labai kontraktualizaciją sekso ir galiausiai jį pradėjo kilti nuo to, kad Olandijoje, jį pareiškia, kad neomarksistinis sąmokslas, reiškia, grobė Olandijos fermerių žemės ir tenai ruošiasi įkurdinti imigrantus. Ir nuo to prasidėjo tas visas Great Replacement Theory dalykas. Great Replacement Theory tai yra tokia teorija, kad vėlgi žydai ir Sorošas, jie planuoja Europoje pakeisti mus, tikruosius europiečius, musulmonais. Ir Amerikoje. Taip. Ir visur jie tokia daro tokį samokslėlį, ta prasme, kad reiškiasi ir jo. Paranku turėti visur musulmonus. Taip, labai paranku, visiems yra paranku, nes kažkodėl. Tai iš principo šita dama, Eva Vlar, ji yra toksai balsas, kuris yra, iš principo, ji nesako radikalių nuomonių. Ji kalba, nuomonės yra, jos yra vis tiek altraitinės, sakykim, taip toliau panašiai, bet tai nėra, kad man labai patinka Hitleris, ta prasme, žinai, tai nėra. Ji kalba mokytai, ji kalba gražiai, ji kalba pasvarstydama, ar taip ar ne. Ir yra tokia, kaip čia, dama, kuri turi tą tokį švelnų balsą. Yra įdomu, tai ką Mykolai, tu minėjai, žinai, kad tai jos, tie mega radikalūs asmenys nemėgsta ir sako, girdi, bet ne iki galo, ne iki galo. Matai, bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, mes turim puikų pavyzdį apie baltą rasę, mes turim puikų pavyzdį Giorgio Meloni, žinai. Tas ne Giorgio Meloni, žinai, kaip čia pasakyti, čia reikia pasakyti tokį dalyką. Pas mus sistemoje buvo suplaktas bet koks pasisakymas prieš migraciją, buvo mainstreame suplaktas į faraitų pažiūrės. Ta prasme, jeigu tu manai, kad, tarkim, pavyzdžiui, kad čia tas ypatingai buvo suplakta kokiais, Merkel to, didžiojo siriečių įkraustymas į Europą metu, kai ten milijonai siriečių persikrausti Amerikai, kai Vokietija pasakė, visus priimsime, tuo metu iš esmės buvo bet kokie pasakymas apie migraciją, kad mūsų migracijos gal nereikia, ar kažkaip mažiau reikėtų, buvo pasiektas toks stadija, kai man sakė vienas švedų politikas, sakė, jeigu kažkas tai būtų pasakęs, kad mūsų migracijos, neturim, pavyzdžiui, kur apgyvendinti migrantų, sako, tai jo politinė karjera būtų pasibaigusi tą pačią akimirką, nebuvo net klausimo tokio būtų. Ir faktas yra tas, kad yra pridaryta visiškai absoliučiai eilė idiotiškų sprendimų, kurie dabar griauna politinės sistemas, kenkia miestams, mes galim pažiūrėti ir tikrai, tai reikia kalbėti labai aiškiai, nes tu negali nekalbėti apie faktus, pavyzdžiui, kad, kai kurios šalys migrantų pasiėmė per daug, tam buvo nepasiruošęs ir kai kurie sprendimai, kurie buvo politiškai motyvuoti, jie buvo galima spręsti žymiai mažesnė kašta visuomenėms, nauda visuomenėms ir faktas yra tas, kad yra tikrai bendruomenių, kurios anksčiau gyveno miestuose, arba ten kaimuose, kurios tikrai yra nukentėjusios. Tai aš noriu pasakyti, kad Giorgios Meloni stabdymas migracijos kaip ir situacija yra tokia, jis gali to nepatikti, jis gali būti kartais per žiaurus ir per daug ypatingas, bet faktas, kad mums reikia susipažinti su tuo faktu, kad pripažinti tai, kad antimigracinės politika yra standartinės mainstreaminės politikos dalis, net ir Amerikoje, kur ISIS dabar ten išmetinėja žmonės, tai darydama labai konstituciškai ir negražiai, neteisingai, bet koksai demokratų prezidentas atėjęs po Trumpo tikrai nebesugrąžins tos migracijos politikos, kuri buvo pirmosius 2 COVID mėnesius, kai Bidenas darė iš esmės, ta prasme, sienoje kontrolės realiai nebuvo ir kada Amerika pūstelėjo migrantai, kurių Amerika vadinkim taip, mano, kad negali priimti ir integruoti. Tai aš noriu pasakyti, tos mintis labai dažnai yra mintis, visokios faraitinės mintis yra, kaip čia pasakyti, sumetama, kai kurios faraitinės mintis migracija būtent išaugo Reformų partija arba kitos partijos iš dalies dėl to, kad standartiniai konservatoriai nepriėmė labai svarbios temos, kuris žmonėms labiau rūpi migracijos ir baimės dėl migracijos, nepriėmė rimtai ir iš esmės visos partijos kalbėjo vienu balsu. Visos kalbėjo vienu balsu. Tas buvo taip. Buvo čia, mes spėjome visus migrantus, čia yra pozicija, o čia yra faraitas. Čia nubrėžtas linija tokia. Ir ten nėra taip, kad visai ten tai būtų faraitas, bet, žinai, ir turint galvoje, kad žmonių nuostatos toli gražu nebuvo tokios, kad priimkime visus, tai natūralu, kad tokiu būdu atsidarė tokia erdvė politiniam spektre, kuria užpildo visiškai nauji judėjimai.
Taip, tai vat, turbūt ir keliaujant į dabar, pavyzdžiui, UK, ar ne, truputėlį keletas dar personažų, kad suprasti, kas vyksta. Reiškia, čia yra vienas įdomiausių asmenų, tai yra Karlas Benjaminas. Karlas Benjaminas yra labai įdomi istorija ir mes čia turbūt norim biškį pateikti, iš kur tie žmonės atsiranda. Tai Karlas Benjaminas iš principo, Benjaminas, jis iš principo buvo gameris. Gameris 2014-2015 metais, tai vieni kalba apie emigraciją, Karlas Benjaminas arba Sargon of Akkad, kas yra Mesopotamijos imperatorius, jis taip vadinasi, YouTube, reiškia, jo. Apie ką jis pradėjo kalbėti ir kaip jo kanalas įgavo populiarumą, tai 2014-2015 metais vyko toksai dalykas, kuris vadinasi Gamergate. Dabar tai yra iš principo judėjimas, kuris teikia tokį kaip ir mintį, kad žaidimų industrijoje tuo metu feminizmo pušas keisti video žaidimuose personažus, reiškia suteikti moterim ir mažumoms, ta prasme, kuo didesnės roles, yra tipo įdingas ir mes turime prieš tai kovoti, nes video žaidimai yra vyrams ir mes turim kalbėti apie tikrus vyrus. Tai šitas asmuo, Karlas Benjaminas, jis buvo toksai flagmanas, kuris tiesiog imdavo video žaidimus ir dekonstruodavo tenais, tipo vaukistinės ideologijas. Ir tas kanalas neįtikėtinai greitai užaugo, man atrodo, 14 lemų galiausiai buvo, ta prasme, žmonių subscriberių, kurie žiūrėdavo jo šitas reviewsus žaidimų iš tokios, faraitinės pusės. Reiškia, tai aišku, paskui labai greitai tas dalykas peraugo iš principo, ne tik į žaidimo dekonstravimą, bet jis peraugo į tai, kad šitas asmuo bando keliauti į politiką. Dabar ką jūs šiandien matote? Tai, aišku, prisijungia žmogus prie tokios UKIP partijos, iš kurios galiausiai išaugo Reformų partija. Ir 2019 metais... Ne visai žiūrėjau, iki jo, dalinai, ta prasme, dalinai. Reformų biškės atskira tema, jo. Jo, 2019 metais bandė jis kandidatuoti, kaip ir dažnai šitie šlepos bando kažkodėl į Europarlamentą, ta prasme, nes tai buvo toksai... Kurio nekenčia. Taip, nes gera vieta, pinigėlių yra, reiškia, moka Briuselyje. Ir čia, ką jūs matote, tai yra toksai įdomus ganėtinai momentas, kad būtent per 2019 metų, reiškia, visus reikaliukus, rinkimų ciklą Britanijoje, tai vyko procesas, kuris vadinasi milkshakingas. Tai reiškia, kur vyko raliai, kur keliaudavo šitas ir paskui sekantis vyras, apie kurį truputėlį kalbėsiu. Tai aktyvistai susirinkdavo, paimdavo iš McDonald'o milkshake, kuriuos tiesiog apmėtėdavo. Tai man atrodo, Karlas Benjaminas yra 3 kartus gavęs. Tai labai įdomu. Faražas pats gavęs. Jo, ir Faražas, ir Tommy Robinsonas, apie kurį dar paminėsiu. Taip. Ir aiškia, bet mintis, kas yra įdomu, kad jeigu būdavo Faraito raliai kažkokiose vietose, kur yra McDonald'as tą dieną nepradavidėdavo milkshake. Tai būdavo tiesiog uždaroma šitas dalykas. Tai va, Karlas Benjaminas dar turėjo tokį momentą, kuris važiavo į Gibraltarą kažkaip skleisti faraitinės, reiškia, ideologijos ir sakė, aš labai noriu čia susitikti su Gibraltaro ministru ir jo nepriėmė. Sakė, važiuok iš čia, nenorim tavęs. Taip, kitas asmuo, kuris yra irgi labai svarbu šitame, europiniam... Turbūt nesvarbesnis. Jo, Tomis Robinsonas, kurio vardas iš tikrųjų yra Stevenas. Tomis Robinsonas yra pseudonimas. Čia asmuo yra už Lutono. Lutonas yra toksai priemiestis Anglijoje ir Lutonas turėjo labai, mes esam kalbėję apie Hulsus. Tai Lutonas turėjo labai stiprią Hulsų chuliganų firmą ir jų lyderis buvo Tommy Robinsonas. Tai šitas žmogus jis yra Stevenas. Čia ne tas. Taip, tai jis pasivadino Tommy Robinsonu kaip tokiai duokliai tam legendiniui Hulsui. Tai dabar šitas asmuo yra tokia organizacija English Defense League. Mano asmeninė istorija yra ta, kad kai aš gyvenau Londone, tai reiškia, tu lauki, metro, stovi lauki. Ir kažkur iš toli tu girdi baupsmai kažkas vyksta. Ir tu matai, kad žmonės, kurie yra su tamsesne oda, jie pasižiūri į tą pusę ir jie tiesiog eina iš metro, jie susirenka ir išeina. Ir tada paplūsta, reiškia, į metro stotį asmenis su vėliavomis, keistai tatuiruoti, išgėrę dažniausiai. Ir English Defense League yra organizacija, kuri viena tų pirmųjų ir šiaip beje didžiausia tuo metu buvus Didžioji Britanijoje organizacija, kur buvo street
gatvės organizacija prieš, iš esmės, islamą ir prieš migraciją. Tai šitas asmo buvo Tommy Robinsonas, buvo jos lyderis. Jis taip pat buvo hulsas. Tommy Robinsonui yra labai daug kartų nepasisekę, jis yra teistas, krūvą kartų, vieną kartą yra teistas. Sakė, aš esu žurnalistas, aš tik tai rinkau informaciją. Čia prieš šitą dar truputį papasakosiu, bet pirmą kartą Tommy Robinsonas buvo keistas, kai atjungė kolegą iš English Defense lygo. Tiesiog jie kažkaip mušėsi ir jis nutarė pahedbatinti draugą. Ir tada jį padavė į teismą. Bet tai, apie ką tu kalbė, tai yra toksai, irgi nutikimas, kad buvo, reiškia, imigrantas iš Sirijos, kurį bulino žiauriai mokykloje, man atrodo. Ir Tommy Robinsonas darė tokią dokumentiką, kurio jis pateikė, kad iš tikrųjų tai jį nebulino, o jis ten, reiškia, mušė mergaitės, darė tą ir tą. Ir paskui teisme buvo dekonstruota, kad žmogus nieko nedarė. Bet šiaip reikia pasakyti, kad Tommy Robinsono didžiausias pasiekimas atėjo po to, kai jis iš tikrųjų savo tą žurnalistinę veiklą tikrai atsikė dalykų, nes politinio korektiškumo, aišku, tiek daug, kiek Vokietijoje niekada nebuvo. Taip. Bet šiaip ta praktika, kad jeigu, pavyzdžiui, musulmonas, ten, tarkim, įtariamas nusikaltimų yra, nerašyti, kad yra musulmonas ir nerašyti jo tautybės, tokia praktika, jinai egzistuoja pakankamai stipriai, tai dėl to, iš principo, jeigu neparašyta tautybė arba kokios vieta, tai vardas iš karto gali žinoti, kad greičiausiai nusikaltimą padarė musulmonas. Ir kitas dalykas, siekiant išvengti rasinių kurstymo, policijos praktika nuslėpti visokius nusikaltimus, pavyzdžiui, kaip kuriuose, arba nefišuoti nusikaltimų, kaip tarkim tą nusikaltimų, pavyzdžiui, kur tai, žinai, musulmonų keli vyrai privartavo kokią nors mergaitę, žinai, tokių nusikaltimų neviešinimas, jisai tikrai užsutekė sparnus Tommy Robinsonui, nes būtent ant tokių keisų jis ir pasidarė, kai kažkas neviešina, nesako, arba ten, tarkim, per daug netyria, per daug nežiūri, nes tai gali būti rasistiška, tirti, reiškiasi, ten vyrų, žinai, gal jie tradicinius kažkokius santykius ten turėjo, gal ta moteris pati norėjo, kažkokie tokie dalykai, kurie vyko, tai tie dalykai suteikė Tommy Robinsonui neįtikėtiną followingą ir tai kulminavosi prieš šiais metais įvykusiame ten, blemba, 500 000 žmonių susirinko. Ne, 110 tūkstančių. Nenueikime 50 milijonų. Aš nesinamėjau tiksliai, kiek. Jo, tai čia, ką tu sakai, tai iš principo taip, aš sutinku, bet tas konkretus keisas, kai jis labai dažnai taip, Tommy Robinsonas atranda tikrų dalykų, bet kartu jis kartais užvažiuoja visiškas melus. Jis yra propagandistas. Ir ką tu sakai, tai žinai... Bet jeigu tai nebūtų tikro, problema yra tame, kad vėl, jeigu tai nebūtų tikro, tai jisai nebūtų buvęs toks populiarus. Aš sutinku. Ir šitą, kitas dalykas, kad to populiarumo viršūnė, tai yra taip šiais praeitais metais, tai yra buvo organizuotas, aiškiai, Raise the Flags United Kingdom ralis. United Kingdom. Jo, 110 nuo 110 iki 150 tūkstančių žmonių dalyvavo tame. Bet tikrai labai daug buvo. Buvo krūva žmonių, Londonas buvo pilnas ir tai iš esmės yra būtent ir kaip sakyt, paliečiama tą demografija, kuri yra nusivylusi, kuri yra negirdima, kuri yra pavargusi nuo politinio elito. Ir čia mes vėl turime tą pačią situaciją. Aišku, tas Tommy Robinsono, pavyzdžiui, pažiūros, jis labai specifinės, jisai, pavyzdžiui, mano, kad, Lenkų chuliganai labai faini yra ir su Lenkais čia ne problema. Sakė, mes Liūtonė, sakė, su Lenkais gerai. Esminė problema yra tik islamas. Jisai vadinkim, labiau eina į kažką iš Olandijos, tų, altraitininkų arba tokių, dešiniųjų pusėje. Kita vertus, jo būdai, kaip tvarkyti su islamu, yra pakankamai radikalus ir kai dabar turim Nigelą Faradžą, kuris reformų partija labai stipriai... Atgyjo. Tiesiog, iš principo realu, kad jis laimės kitus rinkimus, viskas jau. Visiškai realu, panašu, kad turės Faradžą premjero postą, šitagi Jungtinės karalystės, bet Faradžas tiek jisai gyvino tokią biškį, vadinkim, klasikinę respublikonų partiją truputėlį labiau. Klasikinė konservatorių partija, jis pats yra biškį džentelmenas yra, tai va čia Tomas Robinsonas yra kaip Nikas Vaitasas ir Trumpas, ar ne? Čia yra tas pavyzdys, kas ateina po to, kai tu padarai vieną arba kitą. Iš tikrųjų labai geras palyginimas, nes Faradžas labai mėgsta pinigėlį irgi įvairių paskanaut, paimti padegustuot, žinai. Tai Tommy Robinsonas neseniai atrado Jėzų Kristų ir reikia paminėti, jam čia naujas etapas, jis dabar yra pasikeitęs truputėlį. Bet Jėzų Kristų atradimas labai svarbus dalykas. Apskritai, čia reikia pasakyti tokį keistą dalyką, kad visas altraitė, man tai keista, aš pats esu katalikas, man yra labai keista, kad visas šitas dešiniųjų judėjimai yra labai stipriai susijęs su katalikų bažnyčia, aišku. Nes anksčiau, tarkim, kai nacionalizmas buvo susijęs su protestantizmu, dabar kažkaip viskas yra labai visai tie tradicijos labai susijęs su katalikų bažnyčia. Čia yra daug paaiškinimų, dėl ko taip yra. Bet vienas iš dalykų yra katalikų bažnyčios duchinimas ir ten biškai radikalizacija, žinai, jaunų katalikų, dar kitas dalykas, bet faktas yra tas, kad visi atnais kažkaip atranda Jėzų po biškai ir kita vertus politiškai tai yra labai naudinga, nes sunku be religinės paramos dešinėje pusėje kažką tai padaryti. Taip.
Tai ir dar keletas asmenų, tai tiesiog čia jau įdomieji, pikantiškieji momentai, tai Milo Janopoulos. Milo Janopoulos, štai pasižiūrėkite, toksai va tasmo. Britas, kuris gyveno Amerikoje, dirbo Breitbartą labai ilgai pas Steve'ą Bannoną. Taip. Buvo išmestas dėl pedofilijos. Jo, tai žmogus, vat jam alt-righteris, toks influenceris, kuris vėlgi, jis labai daug kartų buvo deplatformizuotas, reiškia, jį labai daug kažkur yra išmetę, bet jam vis vat kažkaip nepavykdo, jis vienu metu sako, šitą klausykit, aš galvoju, kad iš principo, jeigu, vyras ir 13-metis berniukas, jie kažkaip sutarė, kad, galima turėti. Kodėl ne? Ir tada sako, žiūrėk, nelabai čia gerai pasakė, mes kažkaip nepalaiko. Tai reiškia, jis prarado labai daug rėmimo, ir paskui dar paaiškėjo, kas įdomu, jo viewsai tai iš vis yra tiesiog žmogus. Jisai provokatorius, jis yra tiesiog trollis. Vaidas irgi yra trollis, bet jisai nuseklestis, čia jis yra provokatorius. Ir paskui dar, matai, paaiškėjo, čia pastaruoju metu, kad žmogus yra skolingas ten $4 milijonus, prisiskolinęs, jo, privogęs, ten kažkokių Cartiero laikrodžių, reikėjo jam grąžinti, vienu žodžiu. Ir dar įdomus yra toksai dalykas, kur buvo pagauta daug, vat malonių nacių, tai yra, ar žinot vyrai apie karokę? Nacių karokės barą. Ne. Tai daug Amerikoje kažkaip tai nacių, tai tarp Milo Janopoulos ir toksai Richardas Spenceris dar yra. Kažkaip yra video, kur reiškia Milo Janopoulos dainuoja karokę bare ir krūva žmonių tiesiog zigailina. Jis pats zigailina, jie dainuoja karokę bare, visi šoka zigailina, kažkas yra nufilmavęs šitą dalyką. Ir sako, ką jūs čia darot? Sako, zigailina, mes žinai, čia atsistoja. Tai sako, tai jūs nacis esi. Ne, mes tiesiog čia toksai, mūsų toks dalykas. Tai va, Milo Janopoulos. Tai apie šitą Milo Janopoulos, jisai kažkaip buvo čia dingęs. Aš mėgstamas labai personažas, bet po to pedofilijos reikalo aš galvoju, kad jau tikrai viską pasibaigė, nevelnio, sugrįžo. Ir štai prieš porą savaičių gerbiamasis ponas, jisai apkaltino parodikto pono šitokį, kur sakė, kad baisiai primena Kristopą Krivicką. Keliaujam toj, va. Bena, taip, Bena, reiškiasi, tai va, tai Benas, pažinkite su Benu, Benas yra Čarlio Kirko buvęs draugas, krikščionis, tradicinės šeimos atstovas, žmona tradwife, viską ten paustina, kaip tradiciškai veikia, vaikus augina, bažnyčia vaikšto, reiškiasi, ir sako labai ugningas kalbas. Ir kažkodėl tai Milo Janopoulos laidoje sako, laba diena, sako, taigi, sako, čia apie gėjus kalbant, sako, aš tai dabar nebegėjus, sako, aš atsiverčiau čia krikščionybę, karočią, viskas, jau nebegėjus čia, nes gėjus tai galima, čia galima, kiekvienas gali nustoti būti nuodėmingas ir būti nebegėjus. Čia nėra problema atsiversti, aš pavyzdžiui, atsiverčiau, o štai šitas bišas nesivertė, jisai iš tikrųjų, jisai yra gėjus. Visi tai žino, visi nuolatos su jaunais berniukas nuolatos tratinasi per visas konferencijas, jau aš mano laksto ir verkia nuolatos, aš žinau, aš godžiau, tai jis yra visiškai gėjus. O taip nei iš to, žinai. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, šitą istoriją yra, kodėl jis tai pasako, nelabai aišku, kiek tai tiesos yra, Bibė žino, šitas bišas sako, žinai, nežinau, atsakysiu, jo žmona sako, čia tas tok, tai niekada nesiskundžiu ir panašiai, bet tiesiog rodo tą, kaip čia pasakyti, artėjančią kovą dėl valdžios, visų šaudimų visus tą pasmetę. Beje, dabar tas gėjų respublikonų jaunųjų gėjų baris yra labai svarbus, nes, pavyzdžiui, Nikas Faddas, kuris, kaip žinome, nemiegojo su moterimi, buvo neseniai apkaltintas gėjizmu su kažkiek kitų nacijų, reiškia, ten kažkur tai kitų nenacijų, bet kitų vadinkim, tai jau tokių labai dešinių, drožėsi kažkur pirty, reiškia, irgi čia kažkokius metus buvo baisus skandalas ir ten, jie dabar vienas kitą dabar visi vadina visais įmanomais būdais gėjais, reiškia, kitaip tvarkosi. Bet faktas yra tas, kad vyksta, aš manau, kad čia turbūt yra esminis dalykas yra tai, kad vyksta tam tikras pasikeitimas Amerikoje dėl to, kad Trumpas vis tiek liko keli metai. Panašu, kad Sonupsio daug labiau patinka būti turtingais ir vogti pinigus ir imti pinigus, negu kad eiti į politiką. Tai panašu, kad iš tos pusės jo įpėdinystės nebus. Lieka J.D. Vance'as, bet lieka didelė partija, lieka didelis labai judėjimas, kuris iš esmės buvo labai keistas, sudibdytas iš ten krikščionių, respublikonų, tradicinių, visą kitą panašiai, kurie mane, kad kurį tą judėjimą sulipdė Trumpas. Ir tas Trumpo judėjimas sugebėjo, kaip čia, pasiekti labai didelės pergalės per kelius metus. Ir žinai, ir visi supranta, kad Trumpo išėjus tas judėjimas kažkaip tai keisis. Ir tas galios vakuumas, kuris atsiranda, jisai dabar yra bandomas užpildyti įvairių veikėjų, ne tik tai iš, vadinkim, tam tokios tradicinės respublikonų pusės, bet taip pat ir iš įvairių šitų dalykų. Ir dėl to visi jaučia, kad vėl yra labai aktualūs, nes tuoj kažkas naujo gali nutikti. Taip, ir dar paskutiniai keletas įdomių iš šitų, tai labai greitai Martinas Selneris iš Austrijos, nepatikės, žmogus, ką
galėtų priminti šitas, reiškia, jo stiliukas? Produceris Markerį turi. Tai Martinas Selderis iš Austrijos žmogus, vėlgi, labai didelis balsas buvo Europos labiausiai dešinės. Jau kiek įmanoma dešiniausios. Žmogus 17 metų klijuodavo lipdukus sinagogos svastikų, ta prasme, ir buvo nuteistas už tai. Tada įsikūrė, reiškia, Beje, čia ta proga užuojautos aukoms Australijos išmonai. Per Hanuką čia buvo žiaurių. Labai. Ir va šitas asmuo, reiškia, įsikūrė, Martinas Selderis įkūrė VŠI, Generational Identity vadinosi, kurie sakė, mes labai, iš principo, ko užsiema jūsų šitą viešoją įstaigą, mes labai žydų nemėgstam ir juodų žmonių. Ir jam sakė, tai tu ne VŠI esi, tu esi kriminalinė organizacija. Žmogus labai supyko ir tada jo pradėjo nebepriimti, deportuoti iš šalių ir jis yra va toks irgi didysis kalbėtojas. Reiškia, ir įdomus momentas, šiandien vėlgi, dėl ko galiausiai jį visiškai, kaip ir pakencelino, ir jis jau nelabai dabar beegzistuoja šitame visame lauke, bet vis dar vienintelės vieta tai yra Eksas, kuris dar ten kažkaip tai pralenda. Tai dėl to, kad... Maskas visi pralenda pas Maską. Jo, tai Christchurcho žudikas, vėlgi, Naujojoje Zelandijoje, būtent šitą organizaciją aukodavo pinigus. Tai va, ir šitas visa dešiniųjų balsų banga, yra... Dešiniųjų balsų, nevadinkim. Jo, vadinkim faraitiniais... Radikaliais balsais, tai jį, pavyzdžiui, yra ir Japonijoje, kurio toksai Sanseito buvęs mokytojas, kuris šiaip taip pateko į ten savivaldos kažkokią vietą, jis nori įvesti Japonijoje, kad kiekvienas atvykėlis turistas turėtų įrodyti lojalumą Japonijai. Pavyzdžiui, atvažiavus, tai reikia tau. Jo, priklaupti ir parodyti, kad tu respektina. Ir yra nuo iki. Ir, žinai, įdomus dalykas. Ir kad va tas kova, apie kurią tu kalbėjai, tai panašiai kaip ir Lietuvoje. Jie kažkaip lygtai bando tie marginalai ir kartu laikytis. Bet kai tik tai ateina klausimas apie valdžią, arba apie pinigus, prasideda žiauri kova tarpusavyje. Ta prasme, visiškai baltų peilių naktis, ta prasme. Ir man atrodo, dabar tai ir vyksta turbūt šią sekundę. Kas, yra bandoma užpildyti būtent tą vietą. Bet pasakysiu, kas yra biškai kito, žinai, tas nefas yra kito, žinai, kad Čarlis Kirkas buvo bičas, kuris, žinai, čia vis dėlto mes turim konkrečiai kalbant apie Ameriką, nuo kurios pradėjome, mes ten turim konkrečią demografiją, jaunus vyrus, visam pasaulyje jauniems vyrams yra sunku. Čia dabar Bilas Maras vakar darė tokią komediją, ne vakar, čia kažką darė tokią komediją apie kaip Love is Blind veikėja nepasirenka savo vyro, nes tai laimi, jau turi tuoktis, bet nepasirenka, nes jisai nėra pakankamai, jis nėra rasistas, tiesiog jis yra nepakankamai pagalvojęs apie Black Lives Matter judėjimą. Ir kada jis nepagalvoja, tai dabar dėl to su reikia nesituokti, nes jis privalo būti viską pagalvojęs, nes yra 23 metai ir yra, apskritai politika nelabai gal domėsi kažkokiais tokiais dalykais. Kitaip tariant, moteris yra labai labai socialiai liberalios, vyrai yra nebūtinai tokie, ir kai tie vyrai lieka palikti politiškai, jos susirinkinėja tokia visokia kompanija, ir tas fantasio judėjimas, čia mes nekalbam apie mažus kažkokius skaičius, kaip ir to paties Tomio Robinsono atveju. Mes kalbam apie didelius skaičius, kad politika, vadinkim taip, kaip čia, marginalizuoja ir nuskurdina tą vieną grupę visuomenės, nes jauni vyrai yra, vienareikšmiškai, jeigu pasimsi visuomenės grupę, kurios dinamika yra blogiausia, tai jauni vyrai. Jaunas vyras yra figoviausia. Jauni balti vyrai Amerikoje tikrai yra ta grupė, kurios padėtis pablogėjo, tuo metu, kai daugiau mažiau visų kitų grupių padėtis gerėjo. Ypatingai moterų jau žinai. Ir man atrodo, bet matai, yra keletas dalykų. Ir dėl to, mes kalbame apie pensijos, bet aš noriu pasakyti, kad mes negalime nesutikti su tuo faktu, kad tai yra didelis politinis openingas ir istoriškai jauni vyrai, nusivylę vyrai po kariuomenės ar prieš kariuomenę, ar bedarbiai, ar kaip kokio Rumunijoje, ar tarkim, žinai, ar tenais, ar karą pralaimėję, pavyzdžiui, kaip kokio Vokietijoje, jie paprastai yra tas toksai dalykas, kuris gali iš tikrųjų atvesti visiškai naujas jėgas į visuomenę ir aš manau, kad būtų labai gerai, kad to nenutiktų ir gali būti, kad mes po kokių kelių metų sakysim, kad koks fainas bičas yra J.D. Vance'as. Jo, ir čia yra įdomu, nes matai, man atrodo, ką minėjau prieš tai, dar yra tas momentas, kad šiaip yra priklausimo faktorius, kad, ta prasme, būtent ta demografija, apie kurią tu kalbi, ir daug kitų žmonių, jie neturi vietos, kur identifikuotis iš principo. Labiausiai tai yra identiteto krizė, žinai? Ir šitie visi asmenys, jie siūlo tam tikrą identitetą, jie siūlo tam tikrą paketą, kurį tu nusiperki ir tu žinai, kas tu esi. Taip. Žinai, tu paskaitai... Iš tikrųjų, tu jį pasiimi, kadangi tau realiai atneša ir duoda, nes, tu paminėjai dar po kariuomenę, prieš kariuomenės, realiai, kiek aš kiek teko matyti
nėra konkrečių skaičiavimų, bet toks vat susidaro pojūtis, kad tie, kurie atitarnavę kariuomeniai, labai retai papuola į šitas gretas tiesiogiai vat šitų jau kraštutinių, kad tarkim... Jis turi priklausimo jau struktūros kažkokias. Taip, ta prasme, kai tu išeini jau iš tos struktūros, tu vis tiek lieki veteranų, ten aparatė, taip toliau. Kitas dalykas, vėlgi, mes čia dabar labai smagiai prasijojom per Ameriką, per Europą, reikia turėti omeny, kad lygiai tos pačios problemos pjauna ir dar aštriau Kinija. Tos pačios problemos labai yra aiškios Japonijoje, toj pačioj. Tikėtina kitose Rytų Azijos šalyse, kuriuose kyla dalykai. Nacionalizmas super klesti Indijoje duotuoju momentu ir tikrai ne pačia gražiausia jo forma. Taip. Ir, žinai, ir man atrodo, bet vienas iš tų dalykų dar taip prieinant ir prie to, ką ir tu minėjai, ir Mykolas minėjo, tai, pavyzdžiui, tas pats migracijos dalykas, žinai, ir identiteto, tai ir yra, kad tie patys jauni vyrai, tie patys ir visur, ir Kinijoje, ir Japonijoje, žinai, nu, iš principo, Japonijai labai yra jaučiama, kad yra prarandama ir savo šalis. Nu, ta prasme, ir tai į šitą baimę yra labai lengva. Tai lygiai taip pat yra. Tas yra dalykas, ta prasme, kad, kaip čia pasakyti, nu, tos postpolitikos rėmose, kada visos šalės tarsi turi kažkokius dvesti sekti, kažkokius bendrai priimtus dėsnius ir taisyklės. Nu, žinai, ir kai kuriais atvejais kitas taisyklės, pavyzdžiui, kaip migracijos atžvilgių yra, nu, tikrai yra padaryta daug klaidų. Ta prasme, aš nesakau, kad ten reikėjo kažkaip gelbėti kažko, tai, bet tikrai yra padaryta baisios klaidos, už kurias dabar iš esmės visa Europa moka tokiais judėjimais. Ir tai yra labai lengva mobilizuoti žmonės. Ir man atrodo, yra įdomiausia, ką rodo, žinai, nu, tipo pastarėjai pavyzdžiai, tai kad prieš tai veikia drungna politika, ji nebeveikia. Tu negali šiuo metu žmonėm pasakyti, žiūrėkit, bus vos geriau. Padarysim per tiek geriau. Arba tai augimo. Nes jums reikia autentikos ir kitų dalykų. Nu ką, kolegos, neblogai išnagrinėm temą. Dar dalyką reikia pastebėti, manau, nes mums prie to komentaruose prisikabins, vat mes čia, žinai, šnekėjom apie nacionalizmą taip toliau. Noriu pabrėžti, patriotizmas visą laiką yra labai gerai. Man žodis nacionalizmas irgi labai patinka. Nacionalizmas yra neblogai, tol kol neperlipi to momento, kad mes geresni už kitus. Taip, mes visi prasideda labai blogai. Taip, būtent. Tai, kolegos, ačiū labai už dėmesį. Kažkaip jausmas man toksai, kad aš Ameriką dar kokią valandą turėjau pasakoti. Turėjom pasėmėm per daug temų, kitą kartą padarysim laidą kokią nors specialą, kokių 2 valandų. Aš vis pašnekėti nespėjau. Šiandien, tai Kinijos nebuvo kitą kartą praeitą kartą tik tu vieną šnekėjai. Mes norime, kad jūs paspaustumėte like ir subscribe dar kartelį. Ir gautume daugiau Andrius. Jo, nes kuo daugiau subscribe, tuo daugiau Andrius gali kalbėti. To mažiau šnekos, to daugiau kalba Andrius. Nepamirštam komentuoti, sakykit, ką jūs galvojate apie šitas temas, nes temos yra jautrios ir jas, ko gero, mes grįšim dar aptart kitais metais. Šiemet mes dar turėsim vieną laidą. Kalėdinę. Tai bus nerdų šou. Taip, labai speciali. Andrius apsirengs kalėdų senelių ir taip, pasimatysime kitą savaitę. Pasimatysim kitą savaitę, Hebra. Ačiū, iki. Terminalas.